pirmo žvilgsnio viskas atrodo labai paprasta. O girdime muziką, girdime kalbas, girdime rungtynės, komentarus, emocijas. Tai visuomet atrodo, kad radijas yra tik tai turinys. Tačiau prie mikrofono yra žmonės ir mes girdime balsus, kuriuos atpažįstam. Tačiau klausimas, kas už to slypi? Už to balso, kurį mes girdime. Tai kas nutinka, kuomet ištari žodį, o jis pasiekia tavo ausis? Tai yra radijas. Bet ar tai yra tik tiek? Už to dirba žmonės. Technikai, inžinieriai, IT specialistai, visas personalas, kuris užtikrina, kad ištartas žodis pasiektų mūsų ausis ar namie radijui, ar automobiliu važiuojant. 26 metais, kai Kaune pirma transliacija vyko, tai pirmas balsas buvo ne vedėjo, o žurnalistų, o tai buvo būtent techninio darbuotojo, radijo telegrafisto. Ir tik po pusmečio prakalbo jau žurnalistai ir vedėjai. Tai dar kartą parodo, koks yra svarbus žmonių, kurie aptarnauja, prižiūri visą šį iš tikrųjų ekosistemą, sudėtingą mechanizmą, kad visi Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje galėtumėm klausytis radijo. Už kiekvieno to sunkaus darbo slypi ir bendrystė. Kolegos karta iš kartos perduoda ir žinias, ir patirtį, ir aš tikrai labai nuoširdžiai linkiu, kad visa tai, kas per 100 metų sukurta ir yra kiekvieną dieną netgi gerinama, toliau ne vieną šimtmetį dar išliktų. Žmonės, kurie klausosi radijo, kažkaip pabandyti per šiuos metus, minint šį šimtmetį, parodyti tų žmonių, kurie dirba prie technikos visos šitos, tą indėlį, svarbą ir kad nebūtų žurnalistų balso, renginių vedėjų, jeigu nebūtų jūsų. Tai dar kartą jums labai ačiū.